Labas, Erika. Taigi, atėjo ir tavo eilė būrimui. Taip, galbūt teko truputėlį palaukti. Tikiuosi, neįsigandai. Taip, žiūrėkim tavo situaciją. Taigi, tavo antra pusė, kas tarp jūsų? Šias pozicijas mes papildysim. Kiekvieną poziciją aš tau parodysiu. Tu su energija, su judėjimu, su naujom mintim, su apskritai, su tokia, su judėjimu į priekį, su tokiu, žinai, taip, aš noriu, greitai, reikia, viskas, kad būtų padaryta, viskas, judam, darom, greitai, lekiam, bėgam, žodžiu, vat su tokiom energijom, ne? Galbūt kažkokios naujos mintis, galbūt nori vystytis, nori. Tavo antros pusės energijos, jis pavargęs, jam yra viskas per sunku. Galbūt jis tempia labai didelę naštą, pavyzdžiui, kreditai, pavyzdžiui, kažkokios paskolos, čia tik pavyzdys, nes aš tikrai nežinau, ką jis tempia, dėl ko jam sunku, bet taip gali būti, kad jam yra, jis kažko yra pervargęs, jam, sunku. Kiekvienas turi, savo, nuo ko jam yra sunku, žodžiu, jam yra per daug įsipareigojimų. Kas tarp jūsų? O tarp jūsų yra ne kas kitas, o dar viena galimai moteris. Va šitą poziciją mes papildykim. Tarp jūsų, dabar žiūrėk, mes ją papildysim, važiuosim, kas tai. Bet tarp jūsų yra, iš vienos pusės yra balansas. Juoda ir balta. Supranti, iš vienos pusės gali rodyti balansą. Iš kitos pusės yra kažkas, ko tu dar nežinai. Galbūt, kol kas mes nežinom, pavyzdžiui, kaip galėtų būti, galbūt tai yra nėštumas. Galbūt kita moteris. Tai yra, mes nežinom, kas tai galėtų būti, bet pabandykim išsiaiškinti, kas yra tarp jūsų. Galbūt abu, pavyzdžiui, jūs norit nueiti į kairę. Tai tik pavyzdžiai, ką aš tau galiu įsivaizduoti, todėl kad galbūt tai yra, jūs slepiat viens nuo kito, ko norėtumėt partnerystėje. Irgi taip gali būti. Taigi, su kuo tai susiję? Įrodyti nenori. Nenori. Įrodyti nesuper nori. Na kągi. Paslaptis paslaptinga. Net nežinau, ką ir pasakyti. Kodėl? Kad iš vienos pusės, sakau, kaip nėštumas, taip gali būti. Vat pas mus yra pažas. Taip galėtų būti, kad, turėk omeny, kad taip galėtų būti. Bet tai ne pabaiga. Todėl, kad kaip ir, tai galėtų būti, bet tai yra uždaryta. Kaip čia pasakyti tau, aš net nežinau, nereikia tau žinot, negalima tau žinot, ne tau iš vis. Ta prasme, jūsų ateitis yra nenuspręsta, jinai yra kažkiek yra uždaryta ir su tom naujovėm dar neapsispręsta, dar neaišku, supranti. Čia vėl priklausys nuo to, nuo patirties. Taip, priklausys, matyt, yra dar kažkokių tai linksnių, nuo ko taip gali priklausyti. Todėl, kad kol kas padaryti nieko negalima, kol kas nėra aiškus kelio, kol kas viskas suvaržyta, viskas, bet tarsi nereikia jaudintis, šitas laikotarpis praeis, kuris dabar atrodo toks nemalonus, jis taps atvirkščiai labai malonus, bet teks už tai pakovoti. Dėl ko mes čia kovojam, pabandykim dar papildyti. Dėl ko čia tokia kova, taip neryškiai, taip neaiškiai.
Na va, dabar yra aiškiau, bet man dar norėtųsi. Na, tikriausiai bus taip. Rodau. Štai. Tai reiškia, vat, tavo vyras, tu ir jūs esate, turėtumėt būti santuokoj. Teismo sprendimu jūs turėtumėt būti santuokoj. Taip. Skyrybų nėra. Nėra skyrybų. Jūs atvirkščiai suvesti kažkaip tai likimo, kad pas jūs kaip ir priteklius, viskas yra gerai. Nėra, man bent jau nerodo, kad būtų, pavyzdžiui, skyrybos. Ne, net jeigu jūs įsiskirsit, jūs vis tiek sueisit kartu. Kažkokių trečių šalių, neduota. Ne? Nors yra paslaptis, bet ta paslaptis mums nelabai nori atskleisti, ne? Bet jokių skyrybų nėra. Ir kaip ir nepasakysiu, kad jūs vienas kitam nesutverti. Ne, kol kas pagal likimą, kol kas viskas eina tvarkingai. Čia vat aukščiausios jėgos ir duoda jum ir priteklių, ir finansinę gerovę. Bent jau, žiūrėk, aš nežinau kaip realybėje. Taip kartais būna, kad tu sakai, bet iš tikrųjų, ne taip, kaip pas mane viskas yra, ne taip, ką tu nusakai, ne taip viskas, koks priteklius, jeigu jo nėra. Žiūrėk, dėl visko reikia kovoti, kaip mums čia atrodo, dėl savo pritekliaus, reikia kovoti. Ir kortos rodo, jeigu tu kovosi, jeigu tu kažką darysi, jis bus. Jeigu tu dar kol kas nedabrandai iki tokio laikotarpio, iki tokio mąstymo, kad pasidaryti savo gerai, geriau, tai jo ir neturi. Bet tai nebus taip, kad aš kalta pasakiau, kad jis yra, bet jo iš tikrųjų nėra. Tiesiog tu iki to nedaėjai. Galbūt bus laikas, kai tu prabūsi ir pradėsi ties tu dirbti. Ir viskas. Kas tai galėtų būti? Dabar merginos užsiema įvairia veikla. Kas parduoda, kas perka, kas perperka, kas perparduoda, ne? Įvairiausia veikla. Tai vat ir tau reikia atrasti savo veiklą, kurioje galėtum, reiškia, dirbti, uždirbti ir sėkmingai vystytis. Turiu omeny, tu turi ieškoti savęs. Išmėgink įvairias sritis, kurios tau patinka, kurios nepatinka irgi išmėgink. Galbūt kažkur tau atsišvies. Megzti, nerti, mokyti vaikus, šluoti gatvę, plauti grindis, plauti indus. Viską išmėgink. Taip. Galbūt kažkokia tau sritis, ten, pavyzdžiui, su gėlėm galbūt kažkokias sritis tau patiks. Ir tu matysi, kad tavo auksinis rankelis sugeba padaryti tai, ko niekas nesugeba. Supranti? Tu turi vystytis, kad pas tave viskas būtų gerai. Kai moteriai yra nuobodu santykiuose, jinai visą kaltę dažniausiai suverčia ant vyro, nes jis nieko nedaro. O realybėje vyrą reikia paleisti ir vystytis pačiai. Nesivysto jis, jam reiškia nereikia. Tu rask savo kelią, reiškia rask savo veiklą ir vystykis. Tu pamatysi, kaip jis po to pradės eiti paskui tave. Ir po to, kai jis pamatys, kad tu augi, kad pas tave ir pajamos didėja, kad tas anas didėja, ir jis pradės, aš irgi noriu, man irgi įdomu, kaip tu tai padarai, ir po to jūs po truputį pradėsit kilti. Bet jeigu tu visada galvosi, kad vyras turi tempti šeimą, vyras turi viską daryti, viską suversim ant vyro, jis čia turi, šiais laikais kažkas pasikeitė. Pasikeitė ir labai stipriai. Aš neturiu omeny, kad vyras neturi nieko daryti, bet lūkesčius reikia nuimti. Paprasčiausiai reikia galvoti tik savo galvą. Be jokių lūkesčių ir viskas. Nereikia remtis netgi savais. Tiesiog tu turi suprasti, taip tu poroje, taip jūs gyvenat, taip jūs susituokia, bet aš pati sugebėsiu.
Aš šitą padarysiu, aš padarysiu viską pati. Uždirbsiu, parduosiu, nupirksiu, perparduosiu, viską padarysiu pati. Man ten pagalbos nereikia, aš sugebėsiu. Šitą nesugebėsiu, kitą sugebėsiu. Galbūt rytoj, galbūt poryt, galbūt dar kažkada. Ir patikėk, kai tik išsinersi iš šitų pinklių, kad tu nieko negali, kaip savo mąstyseną pakeisi, tada pas tave viskas bus gerai. Todėl, kad pas tave viskas apskritai turi būti gerai. Bet moteris dažniausiai užstringa dėl to, kad visą šitą pakabina ant vyro pečių. O jam yra sunku. Arba jis yra toks žmogus, kad jam apskritai viskas yra sunku, tiesiog jis nemėgsta įsipareigot, pavyzdžiui. Arba realybėje, jam yra sunku, nes, pavyzdžiui, tikrai jam yra per daug, pavyzdžiui, jis ar dirba, ir namie turi padėti, ir vėl darbą, ir vėl namie turi padėti, ir taip toliau, ir sukasi viskas ratu, ir jam gali būti, kad tikrai yra per sudėtinga. Tai dažniausiai moterų klaida, kad jos viską suverčia ant vyro. Ir dėl to santykiai byra, o jom yra nuobodu, jos nesivysto ir ieško savo kito partnerio. Tik dėl to. Jūs neturite taip daryti, jūs turite pirmiausia vystytis. O normalus partneris taps tada, kai pamatys, kad jo partnerė vystosi. Tai tiek iš manęs. Taip, toliau. Toliau. Dabar mes pažiūrėkim, kaip toliau jūsų santykiai atrodys su vyru būtent. Nes mums neparodė nieko blogo, o dabar žiūrėkime, kaip jie vystysis, kokią perspektyvą jie turi santykiai. Ar turi apskritai jie perspektyvą, ar jie bus geri, ane? Kol kas perspektyva, dabar taip, jausmai santykiuose yra. Perspektyva, pagalba, parama tiek jūsų šeimoje, tiek už šeimos ribų galite kažkam aukoti, padėti ir jums bus paaukota, padėta ir perspektyvos, pavyzdžiui, ties pagalba. Ne? Galbūt jūs darysit kažkokį verslo planą, kad padėt globos namam, padėt gyvūnam, padėt dar kažkam, nežinau, galbūt, kartais būna tokios mintis, ne? Ir jums tai padėtų, pavyzdžiui, vystytis, ne? Jums padėtų kažkaip suprasti vienas kitą. Bet jūsų santykiai yra gerai darnus. Ir ateityje lygiai taip pat jie bus su jausmais darnus, tvarkingi, padėsit viens kitam ir finansuose viskas bus gerai. Vėl, kažkokių skyrybų kol kas tikrai nėra. Tvarkoj. Jūsų santykiai gali būti geri. Ar jie bus? Čia jau nuo jūsų priklauso, ką jūs ten toliau dėsit, ne, kokį pamatą statysit. Bet kol kas mums rodo, kad jie gali būti visai geri ir net labai geri gali būti santykiai, ne, jeigu teisingai juos vystyti. Tvarkoj. Dabar mes pažiūrėkime iš tavo pusės naują asmenį, ne, kokie jo ketinimai tave. Štai jis. Kol kas jis pažas, kokie jo ketinimai. Taip. Stabilus. Dabar žiūrėk. Vyrukas yra stabilus, nusivylęs, galėjo jau turėti šeimą, ne, jis turi už nugaros šeimą. Taip. Arba jo šeimos vertybės yra aukštos, arba jis už nugaros jau turi sudarytą šeimą ir jis yra nusivylęs toje šeimoje, reiškia, kažkokias tai netektis, šaltas vyrukas. Tai pas jį gali būti vienas vaikas, tai kaip minimum vienas vaikas gali būti. Tai kokie ketinimai į tave? Sunku suprasti, žinai kodėl. Todėl, kad perspaudžia žmogus. Nemėgstu aš tokių. Iš vienos pusės viskas gerai. Bet egoizmas gali paimti savo ir taip perspaudžia.
vat, labai egoistiškas toks jo noras į tave, taip. Žinai, būsi mano ir nieko nuo kita, taip, tai yra iš vienos pusės, tai yra labai kvaila, labai, vat jis elgėsi kaip kvailys, bet jam atrodo, kad, supranti, jis nori tave pavergti, vat kad tu jam klūpėtum, kad tu jį, kaip čia, tarsi tu, taip, tarsi tu dėl jo turi aukotis, turi viską daryti, tarsi tu, tai jis tave privers padaryti taip, kad tu dėl jo tarsi, nu kaip čia pasakyti teisingai. Tai yra toks psichologinis ėjimas, jis su savo kažkokiom tai, nežinau, egoistiškumu padarys taip, kad tu pati prie jo lysi, prie jo norėsi, jo prašysi, jo tarsi tu pati darysi, nors, nu, tiesiog jis moka, aš net nežinau, kaip tai vadinasi, bet tai tokia tarsi manipuliacija yra, nesimenu dabar, kaip vadinasi, faktas tame, kad aš net nežinau, manau, kad čia nieko tokio ypatingo neišeis. Aš taip manau, bet psichologinių lygmenių tu gali išeiti iš proto, tau atrodys, kad tu dėl jo išeini iš proto, bet čia daro viską jis. Jo žodžiai teisingi, jo ten mintis išsakyta teisingai, kažkur tai kažkas, supranti, čia jo tokia manipuliacija, kad tu pati darytum. Va, žiūrėk. Matai, aš net nežinau, kaip tai, taip norisi pasakyti, bet nežinau, kaip tai sakosi. Žodžiu, jis kaip velnias, jis tave perklubdys. Jis, negaliu pasakyti, kad tau kažką duos, bet jam yra svarbu būtent jo ego, supranti, kad tu, nu, vat, jam tarnautum, gal va taip. Ne? Kažkokios ateities kol kas nėra tokios, kad jis vat nusprendęs dėl jūsų ateities. Bet tave parklubdyti ant kelių dėl savo ego, nes man taip reikia. Taip, nu pavyzdžiui, jam reikalinga moteris lovoje, ne? Tai gali rodyti velnės. Reiškia, visais būdais jis su laiku tave psichologiškai palaužės taip, kad tu pati jo norėtum. Tarsi pati, kaip čia, net nežinau, kaip čia teisingai pasakyti. Nu, žodžiu, vyrai moka taip psichologiškai sukti, kad tarsi tai tavo buvo sprendimas, nors realybė, nu, tu gali būti iš vis ne prie ko. Dabar va čia. Va čia yra įdomu, bet neaišku. Įdomu, bet neaišku. Ai, vo, dabar gal ir aišku. Va, aš apie ką tau sakau. Žiūrėk, ką jis daro? Sudarys didžiulę iliuziją. Tarsi tu turi pasirinkimą, tarsi tu gali, tarsi daugybė yra pasirinkimų ir taip ir anaip ir trečiaip galima, viskas žodžiu galima, imk nenori, viską galima išbandyti. Bet tai tik tave paržlugdys, kaip aš tau sakau, kad kol kas tikrai ten kelio nėra. Tai tik iliuzija. Iliuzija apie didžiulį šansą ir tu turi, nu kaip ir jo neimti, tu turi nuo jo išeiti. Nes tai yra tik iliuzija, kad tai yra didžiulis šansas, kad va, imk nenoriu prie mane, bet kol kas nevertėtų niekur skubėti, nevertėtų niekur nieko daryti. Kaip tau reikėtų elgtis, ne, su juo, jeigu jis taus gudrutis? Gal koks abiuzeris, kaip ten sakosi, ne? Kaip reikėtų elgtis? Labai daug man nepatinkančių kortų.
Vat matai, paskutinis teismas rodo, kad yra neaiškumas, kad yra kažkoks tai melas. Taip, kad yra, aš manau, kad tau kabina makaronus ant ausų, aišku. Žiūrėk, kad, nėra ten, kur aš dabar jį padėjau, nėra šitą pentaklių iš tikrųjų. Jeigu jis ten pasakos, kad jis turi daug namų, daug verslo, daug pinigų, daug visko ir kad jis milijonierius, nei vienu žodžiu netikėk. Nėra šito. Supranti? Jis yra ubagas. Supranti, jis už nugaros nieko neturi. Jis tik laukia ir duoda vilčių, kad tu visą tai pasidarytum. Kol kas taip. Supranti? Jis laukia, kol ateisi, viską padarysi, įneši šventę į jo gyvenimą ir viskas. O jis pats yra ganėtinai ubagingas. Supranti? Ir kažkokios ateities tikrai, žinok, nėra. Bus labai sunku su juo. O čia dabar tu turi viską, gali turėti daugiau. Ir tiesiog moterim reikia paleisti vyrą. Daugiau dėmesio savo. Ne iš jo prašyti dėmesio savo, o pati savo duoti dėmesį savo. Tai yra labai labai paprasta. Dėmesį reikia skirti tam, kad vystytis, o ne tam, kad pasigražinti, pasilakoti nagus. O kad vystytis, tai yra daugiau informacijos ieškoti, daugiau informacijos skaityti, analizuoti, domėtis, atsiminti, mėginti. Taip, įvairiuose srityse reikia mėginti save. Tvarkoj. Dabar, kaip tau elgtis su šituo antru? Nes kol kas mums nieko gero nerodo. Kaip tau su juo elgtis? Pasakykit. Oi, tuščios, net 2 tuščios kortos. Gali įsivaizduoti. Taip. Rodo, kad nežinai, abejoji ir sulėtinti tempą. Sulėtinti tempą. Tai reiškia, kad pabandyk jį dar veidrodinių būdų atspausdinti, reiškia, pavyzdžiui, jis to pažadėjo, bet pavyzdžiui, neatvažiavo. Lygiai taip pat tu padaryk. Pažadėk, bet ir nepadaryk. Pažadėk, tai yra daryk taip, kaip jis daro. Ir po to pamatysi, ką. Pabandykim pažiūrėti. Ta prasme, todėl, kad kadangi pas jį, jis ten ne taip sako, kaip yra, labai daug ką nuslepia, vyrgi mėgsta save išaukštinti, ne? Ir jeigu tu taip darysi, kas bus, žiūrėk, tavo būsi tu, čia yra labai labai gerai. Geras variantas, kai tu jį atspindėsi, bet tu turi susiekti vieną dalyką, kad jis pažadėjo, bet nepadarė, užsekti tai, kad nepamiršti, jis pasielgia taip ir tada, reiškia, ir aš pagausiu tą momentą ir irgi taip pat padarysiu. Ir kad nepamirštum, nes tai būna, kad užsižaidi ir pamiršti viską ir tau atrodo, po to ir toliau pasiduodi ir žaidi pagal jo taisyklės. Pagal vyro taisyklės, svetimo vyro taisyklės žaisti nereikia. Jį reikia labai gerai patikrinti, labai gerai suprasti, kur jis sako tiesą, kur ne, todėl kad pas jį čia tiesos nėra, jis tiesiog nori pakelti savo ego ir viskas. O tau reikia jaustis, kad tu gali viską ir kad tu valdai situaciją. Taip? Taip. Reikia mokintis gudrauti. Reikia mokintis valdyti, kaip sakau, situaciją. Valdingai, kaip čia pasakyti teisingai, žaisti, taip, valdingai žaisti. Ta prasme, užsekti, kas yra neteisingai jo reiškia, žinutėse, skambučiuose, dar kažkur, kur jūs bendraujate, ne, ir grąžinti jam atgal. Pažiūrėti, ar jam bus smagu. Todėl, kad, tikrai, žmogus čia
toks, žinai, dabar žiūrėk, būtinai žiūrėk, čia ne man, čia tau, būtinai sužinok, ar jis turėjo šeimą, kas nutiko šeimoje, kodėl jis išėjo, ir jis visada kaltins moterį. Visada, ne jis, o šiaip vyrai, va taip, vyrai, visada kaltins moterį, visada jinai kalta, jinai netokia, jinai ten tokia, jinai trečiokia, jinai, nugi visada tai bus. O tu pabandyk apginti moterį. Ką jis tau pasakys? Jis tave iškart mes lauk. Iškart sakys, tu ką, šiuo liksiu užblokuoti visam gyvenimui. Kodėl? Todėl, kad jo kažkokia ta manipuliacija nepraeis. Ne? Jeigu pradėsi ginti poziciją moters, jis nutils ir nutols. Supranti? Apskritai moterų pozicija, ne jos asmeninė ten kažkokia ta pozicija, o bendra. Tada visai kitaip viskas bus. Jis kalbės visai kitaip. Tai kad čia, žinai, irgi. Taip, ką mes dar galim sužinoti? Dabar... Dabar. Žiūrėk, dėl jo pergyventi nereikia iš viso. Ta prasme, nedėk, kaip sakau, nedėk lūkesčių, nereikia dėl jo pergyventi, o jis vargšas, o jis iš tikrųjų ne vargšas. O tu čia pergyveni, vargšiukas, jis ne vargšiukas. Supranti, jis ne vargšiukas. Pas jį pakankamai viskas gerai, bet jis nėra vargšas. Taip, pas jį gyvenime kažkas sugriuvo, reiškia, bet kodėl be griūties, ne? Turi būti kažkokia griūtis gyvenime, juk iš visko mokomės. Taip, jis po to atėjo, o aš noriu stabilių santykių, ne? Viskas, man reikia stabilių santykių. O pats godokas žmogus, godokas. Supranti? Tai jis netgi yra toks užsidaręs, o gali dainuoti, kad oi, kaip man raika mailas. Taip. Visas pasaulis po mano kojom, viskas bus gerai. O aš tikrųjų, sakau, taip nėra. Nežinau, toks apgaulingas žmogus. Taip. Susitikimai vėl, žiūrėk. Susitikimai gali pakipti. Duos kažkiek energijos, kad impulso, kad mes susitiksim, susimatysim, o po to viskas pakips. Taip, teisingai, tai kaip tu dar norėjai. Toliau jis ieško kažkokios naudos. Žiūrėk, čia yra, mano nuomonė, čia yra kažkokia tai nauda. Taip, kai mes sutariam, pavyzdžiui, dirbti dėl vieno darbo arba susitikinėti dėl vieno tik reikalo, ne? Jis ir yra kažkoks tai susidomėjimas, kažkoks tai bendras interesas. Bendras interesas gali būti susijęs su bet ko. Dauguma susijęs su pinigais, nes kaip mes matėm, jis pinigų neturi. O jeigu ir turi pinigų, tai greit juos išleidžia. Tai žmogus tiesiog ieškosi naudos. Ypač tie vyrai, kurie išėjo iš savo šeimų, jie jau žino, kas tai yra, kas yra santykiai, kas yra vaikai, kas yra šeima, kas yra netgi mergina, moteris, žmona. Jie jau viską žino, jie jau viską, reiškia, suvalgė ir jie ieškos tokių santykių, su kuriais yra finansiškai naudinga. Pavyzdžiui, kad jinai dirbtų, kad jinai turėtų mašiną, kad juos bute gyventi, juos kažkur pastate juos gyventi, ne? Galbūt dar kažkokią tai naudą ras, bet jie jau nebenorės kažkaip įsipareigoti, kad į savo namus neatvest, ne. Šitas jau mažiau toks aktualus bus. Žodžiu, jis galvos
Kuo daugiau informacijos tu jam duosi, tuo daugiau jis ieškos, kokia nauda iš tavęs. Iš vienos pusės tai yra normalu, nes lygiai taip pat ir tu galvosi, ką aš iš jo galiu gauti. Nes kaip anksčiau, kai buvo 18, tai mes galvojom visi meilė, čia jau nori meilė, dabar šito nebėra. Kokia meilė be pinigų, ne? Ar jis turi mašiną, ar jis turi namą, ar jis turi būstą, butą, dar kažką, ne? Galiausiai darbą, ne, iš ko gyvensim, vis tiek. Tai yra normalu, kad apie tai galvojama, bet jeigu abu turi viską, tada yra lengviau, netgi ir sutarti, ir gyventi, ir kažkaip, ne, bet kai vienas nieko neturi, o kitas turi viską, 100 kartų sunkiau. Todėl, kad jis kaip ir nesistengia, taip ir nesistengs. Va taip. Tai va, siūlau apie jį išsiaiškinti daug daugiau. Nebijoti klausti, bet ir neskubėti su juo susitikinėti. Neskubėti visai. Stengtis, reiškia, veidrodiniu būdu bendrauti, ne? Ir net nežinau, aš ką tau pasakyti, todėl kad jūsų šituose santykiuose kažkokio tai vystymosi nėra, nėra jo. Matai, nežinau, šitie santykiai ne. Žodžiu, šitie santykiai ne ir mes apie jas nebekalbėkime. Taip, liko visai nedaug kortų. Kol kas lieka tavo vyras ir tu. Ir dabar pažiūrėkim porą kortų, ką jos mums pasakys. Tak, iš sunkios situacijos tu išeisi dirbdamas sunkiai. Taip. Taip, pam. Nežinau, su kuo tu čia susitikinėjai. Net jeigu ir ne jis. Tam. Kaip čia yra? Aš manau, kad čia pas jūs bus antras šansas santykiuose su vyru. Tiesiog tu nepabijok pažiūrėti YouTube video, pažiūrėti apie santykius video, pažiūrėti psichologus. Taigi nieko nekainuoja, informacija visiškai už 0 eurų. Ir jūs galite susibendrauti, jūs galite turėti gerą ryšį, pas jūs jausmai yra. Ir tiesiog reikia tvarkingai bendrauti. Jeigu jis tau padeda ir tu turi jam padėti, jeigu jis tau kažką daro ir tu turi lygiai taip pat jam padaryti. Ir aš suprantu, jeigu jau ten viskas apleistas santykiuose ir nebegirdit viens kito, ne? Tai yra visai kita kalba. Bet jeigu dar nėra antiek blogai santykiuose ir dar girdi vienas kitą, pavyzdžiui, tu pasakai išnešiu šiukšlės ir jis išneša, jis girdi tave, viskas ok. Dar nėra taip blogai. Reiškia, tu gali po truputį dirbti su juo, su savim, ne? Sakau, dabar informacijos yra labai daug, kaip pastatyti tvarkingai santykius ir neįsileisti kažkokių kitų trečių asmenų. Ne, 4. ir 5, kad aš manau, kad pas jūs dar viskas bus gerai ir nereikia skubėti. Nereikia skubėti, nes to žmogaus tu nepažįsti, tu nežinai nei ko jis nori, nei ką jis darys. Ir kol kas aš tavęs pradžiuginti dėl kitų santykių negaliu. Tikrai. Ir gerai, patarimas tau. Aš iš savęs savo patarimą tau daviau.
ne? Taip, judam, einam iš sunkios situacijos, važiuojam, reiškia, taip, kaip aš tau sakiau, kad kažkas gudrauja, kažkas meluoja, kažkas, reiškia, valdo, reikia tau susekti, kas čia tave apgaudinėja, ar čia tavo vyras tave apgaudinėja, ar čia naujas vyras tave apgaudinėja. Nes aš manau, kad čia biški yra tokios apgavystės, tai kad iš šito tu išeisi, negaliu pasakyti, kad laisvai, aišku, išeisi, bet suprasi, kur kas kame ir dirbk šitoj vietoj. Surask būdą, kaip šitoj vietoj reikia padirbti. Kaip padirbėti, kad įsiaiškinti, kur tiesa, kur netiesa. Rasi teisingą išeitį, viskas bus gerai, bet tu turi šitoj vietoj dirbti. Va tiek iš manęs, ko gero, žinių. Na kągi, sėkmės tau.